Sveiki, mėlyjei. Sveikinam jūs sugrįžus į pirmą kanalą. Kazimiero Juraičio suveikė laiškas Trumpui. Nu, kitaip to niekaip nepavadinsi. Įdomiausia, kad negavom nei jokios žinutės, nei jokio įspėjimo, nei jokio. Čia man labai iškart prajuokino, nes kai pradėjom knyst, o ką jie rašo, ko motyvuoja, tarkim, tokį sugrąžinimą. Va kai uždarė, tai uždarėm atbulinę datą, nes jūs pažeidžiat bendruomenės taisyklės. Tarp kitko buvom apie tai parašę, kad kitą mėnesį jau COVID-19 pasai pas mus vakcinavimo. Vakcinos nėra, o pasai jau yra. Va, ir uždarė tą kanalą. Nu ir ieškom, o ko motyvuos, kad atidarė vėl. Ir turėjo būti rugsėjo 1, tik tai paleista, leidžiama dėti. Tai jokio, absoliučiai, atrodo nieko net nebūta. Tai kaip tada galvot, kaip tik tai, kad ne Trumpo laiškas šitą suveikė. Tai man ta situacija labai primena, kaip per kokias baliuškas studentiškas, vat kažkas nori, pirstelt norisi, žinai, bet pupt į kelnes ir pristumė, žinai, tenai. Ir ką daryt? Tada kiaulės akutės nutaisyti ir lyg tai nieko nebuvo, kol nesusigaudo kieno smarvė tenai, staigiai pabėgti, keisti kelnes, žinai, ten. Va, tai ir šičia. Jokio, visiškai. Bet, va jau vienas filmukas vėl veikia. Nu, tas tik kalba apie kultūrą bendravimo. Kur čia kokia kultūra? Čia nėra jokių nei taisyklių, nei kažkokių tai ten tradicijų, nieks neveikia. Čia tarp kitko egzotišką laišką, va ta proga, reikia paskaityti. Davis Buck. Sveikas Kazimierai, pats esu pastrigęs Pietų Afrikoje. Anglų kalba, tas video ten prieš tai apie vakcinavimo pasus tuos, va dėl kurių ir uždarė tą pirmą mūsų kanalą. Tai apie tą patį filmuką įdėjo. Anglų kalba tas video, kurio čipai jau kaip ir pas mus paruošti, o pandemija pas mus, alkoholis ir tabakas visiškai uždrausti, tai Pietų Afrikoje. Policija daro savo prekybas, black market, kainos 5 kart didesnės, lupa visus, kaip gali, finansiškai. Po to paskelbė, jog uždarimas bus nuslopintas ir iškart po to žinia, jog čipai paruošti ir vežami iš Europos, kad padėti visai pandemijai. Čia. Sučipuot ruošiasi visus. Jei žinočiau kaip, nusiųsčiau Varlinui. Nu, Varlinas pamatys, tikiuosi, šitą filmą. Čia dėl įdomumo, jog čipavimo jau ne už kalnų. O video tiesiog parodo, kas paruošta su tais čipais, kodėl, kokiais atstumais mūsų žiūrės per satelitus. Darbas bei maisto prekės tiem, kas bus čipuotas, nečipuotiem, ne, nes kam kitam pasai reikalingi tada. Taip kad visur eina tas pats scenarius. Ir kai kas sako, kad, nu, čia Veryga labai geras, nugi netame geras, blogas, bet kaip tu gali tarnaut komandom naikinant savo žmonės iš pašalies? Nu, pasakom, kad mes kolonija, mes nieko, ne, mes klausom ten ir baigsis visi žaidimai. Bet jeigu vaidini, kad čia kažkokie valdymai, demokratija, nu tai ką meluot? Čia visas tas smegenų knisleva dėl melavimo ir netitikimo, nes tada bus neįmanoma nei socialinis bendravimas. Jeigu balta, balta, iš tikrųjų juoda, balta, bet galvoju juoda, kreiva, tiesų. Tai čia totalus beprotamis tada elementariausiais lygiais negalėsi susišnekėti, bet jau dabar ta maždaug taip ir vyksta. Va. Nu ir vis tiek Veryga bus teisiamas. Kalbos nėra, jis galbūt ir geriausias paklusnumo prasme ministras istorijoje visoje nepriklausomybės. Bet parodomasis teismas be abejo bus. Tik tai tam mums reikia atsimti savo valstybę, kad jis įvyktų. Ir tie, kurie sako, va dabar ypač po filmuko paskutinio, ten dar nedaug peržiūrų buvo, anam antram kanale, bet kai kurie jau komentarai, Oksanos Papročkailo, o Kazimieras sugriovė ten jau kiek partijų. Nu, ne kiek nesugriovė, liaudies partijom buvom ir antra va šičia, kurie kaip instrumentarium naudojamės. Bet politinė sistema partinė supuvus. Pati. Mes nesiruošiam vaidinti partijos kažkokios tai tenai, nes kaip tu pavaidinsi vieną normalią partiją, jeigu nėra kitų partijų, nėra su ko lyginti, nėra tradicijų, nėra socialinių tų instinktų, politinių instinktų.
yra tik melavimo, smegenų pudrinimo, makaronų kabinimo. Mes ruošiamės trolint sistemą, o ne žais ten kažkokį ten partinį. Tik tai tuo tikslu naudojam, nes gėda būti apskritai žinant, kad tu meluoji, žais šituos žaidimėlius kažkokius, nu, tai kuo tu tapsi? Tai ir gaila labai, kad politika vaidina politiką. Jie, kiek padarių žmonių ten nueina, tai pasidaro, nu, patiem prie save nepatogu, gal pradžioje veidrodį būna gėda žiūrėti, o paskui pripranta ir jau ten garbė nekvepia, save parduodi. Tai mes nesiruošiam žaisti ten kažkokių, vaidinti kažko tai ten. Mūsų kalbos skirsis absoliučiai nuo tų partinių. Tik klausimas taktiniai. Jeigu mes daugumą paimam Seime, tarkim, tai tada mes diktuosim sąlygas. Bus greičiau visas tas procesas. Mes tada iš karto darom 30 000, pavyzdžiui, referendumo kartelę, iš karto skelbiam referendumą dėl konstitucijos Lietuvos. Ir nuo to viskas prasidės. Kas yra aukščiau? Ar ES konstitucija, ar Lietuvos? Va čia precedentų nėra dar tokių ES byra dabar. Kokia konfiguracija nueis? Pavyzdžiui, pas mus lyg tai bando mus priskirti vėl kaip žusiukus, priimti prie kažkokių darinių ten galbūt Višegrado, bet dar nelabai aišku. Skandinavai vėl savo, ten Hagos eina visokie. Taip, kad mes turim kiek įmanoma atsimti savo suvereniteto, o tam reikia iškonstruoti, demontuoti šitą grobimo mechanizmą. Va, tai o jeigu absoliučią mažumą, tarkim, paimam, nu, ten kelios vietos, tarkim, ten tai iki 7, ten 10, tai jokių žaidimų su jais. Nes žaist kažkokius kompromisus, tu neišvengiamas būti į tą pelkyną įmurkdytas. Vėlgi kitas scenarijus bus. Taip, kad nesiruošiam maivytis ar ten žadėti, suokti nesąmonės visokias. Save susitepsim. Marginalizuota sistema jau. Nenorim būti marginalais panašiais į visus tuos. Tai va, kas dėl šito? Nu ir dėl Trumpo laiško tada gaunasi taip, kad jie tyliai atstatė, kadangi prisidirbo, nebe Kubiliaus Vytauto dalyvavimo, o jeigu dabar parašysi oficialiai, vadinasi teisinis pagrindas bus. Kažkoks tai. Tai kad to pagrindo matyti nebūtų, tai tyliai atstatė ir nieko, nu ir neįvyko, nieko. Tai pažiūrėsim dar, ko baigsis. Bet paaiškėjo, kad Brazilijoje, čia vat jau atidarytas, čia pademonstruojam, o Brazilijoje mes švęsim ir Trumpo gimtadienį. Tai vat sekmadienį 17 val. Brazilijoje. Nu va, Trumpo gimtadienį švęsime čia. Iš viršaus matėm, kad egzotiška pakankamai vieta. Ten galima rinktis jau nuo 14 valandos. Jau bus laisva nuo 14 valandos. Pradėsim 17 valandą transliacinę televiziją.
Bet ten sakė, dar yra nuostabių dalykų, tokių kaip su plaustais gali pakliūti į dvarą saloje, kuris yra apleistas, ten sako renginiai kažkokie vyksta. Ten yra daugybė egzotikos tokių elementų, kur ir apskritai gerai, kad čia tie visi atsirado karantinai, mes gal Lietuvą savo pažinsim. Va, taip kad 14 val. Jau galit būti, sako karštis bus didelis, bet ten ir smėliukai, ir pležai, ir pasivaikščiojimai, ir gamtos. Aš taip įtariu, kad ten tik žvalgytuvės gali būti, kad ten gali 3 paras sėdėti, aplinkui viską apšniukštinėti, apžiūrėti. Ten labai įdomu turėtų būti. Va, o ten bus sekmadienį, tai yra 14 diena mūsų draugo ir bičiulio Donaldo Trumpo gimtadienio proga. Išaiškėjo vėliau, tik dabar, pasirodo jo gimtadienis 14 dieną. Ir kaip tu jo draugų nevadinsi, va kaip dėl šitokių dalykų kanalas, pavyzdžiui, atsidarė. O prieš tai šeštadienį, tai yra Šiaulių rajono Gruzdžių seniūnija Žlogų kaimas. Va šičia. Žlogų kaimas. Tai susiveskit Žlogų kaimas ir dar ten yra Beržų 1. Tai va, tai susiveskit dar tą. Irgi ten rinksimės, ten nuo 17 valandos, bet rinksimės aišku anksčiau. 13, tai yra 15 valandą renkamės, 17 filmuojamės. Ten privačioj sodyboj, va po žmogų. Tai va 2 tokios kelionės. Nu ir apskritai šią vasarą keliausim ir keliausim. Nu ir gerai, gal va ir formatas toksai keisis, nes politika yra šlykštu. Taip kaip jinai padaryta, turėtų būti mūsų tvarkymosi reikalai, ar ne? Tai turėtų būti džiugus procesas toksai, nu kaip tvarkysim tą, kaip tvarkysim aną, kokios tai Lietuvos strategijos, taktikos. Nu bet yra kaip yra. Va ir padarykim patys tą procesą džiugiu, linksmu tokiu. Nu, pakeliui žiūrėsim savo Lietuvą, pasakosim kitiem, va, nuvažiuokit ten, tarp kitko, Gruzdžiuose čia bus atvažiuoti žadėjo Žilvinas Užkuraitis. Jis pasirodo ten netoliese irgi, suvereną įsikūręs, irgi su visokiais plaustais ten ir vėlgi dar be galo įdomi tema atsiveria, siužetai įdomus, pašnekovai. Siūlykitės temas tiesioginių transliacijų. Va vakar buvom pas Vilkės ūkį. Visai netikėtai išaiškėjo, kad ten dar suverenai atsirado, neplanuotai. Suverenai, vat prisijungė Karaliaus vaikai grupės, muzikontai. Prašytės žmonės, sako, o kaip padėti dizaineriam? Porą žmonių jau parašė, labai skoniai, faini tokie, nu, lietuviški. Tai vat norim dabar irgi naudotis progą ir pasiūlyti apipavydalint kanalus. Nu, mesgi ne dizaineriai, čia ant smūgio paėmė, įdėjo informaciją, juoda, nu, stilistikos nėra. Kitam kanale irgi ten raudonos tos spalvos per daug. Tai mielai, pavyzdžiui, apsitarėm su valdytojais kanalų, o pasiūlykim taip, tarkim 1 mėnesį, ar ten 2, priklausomai nuo savanorių kiek. Štai apipavydalina ten kanalą, ten Remigijus ar Vaidas, ar ką. Va, ir autoriniai, va ir rodom. Kitą kanalą vėl kitaip. Pasiūlykit, ką daryti dabar. Jie nieko neįspėja, kaip uždarė, neįspėja, atidarė. Ar laikys vėl atidaryti, ar nelaikys, bet mus išmokino to, kad mums reikia lankščiai mokėti mobilizuotis. Nes atidarėm 2 kanalą, o žmonės, kurie nežiūri reguliariai 1, nu kur ten sužiūrėsi, kaip po 5-7 filmus kasdien eina, nemato, kas vyksta, dingo tada. Dingo mes iš eterio. Tada reikia atsakinėti telefono skambučius, reikia ieškok, ten numeris 2. Tai va mes turime mokėti mobilizuotis, patys galvoti. O kaip padaryti, pavyzdžiui, kad tas kanalas skirtųsi nuo šito? Tai va Celofanas siūlo, sako, davai atidarom streamus per tą 2 naują kanalą, o paskui įdėkim į šį čia jau pastovę. Gerai, galim daryti taip, bet pasiūlykit idėjas. Šiek tiek, kad specifika skirtųsi, nes mėl tada tas gyvenimas tampa banaliu rutininiu. Jis užmygdo budrumą, pradedam knapsot, nesirūpint, kas vyksta, ženklų negaudom, o tada bumt koks nors korona ir su namornikais vaikštom visi. Reikia būti budriem visą laiką. Tai va, siužetai skirsis tiek šeštadienį, tiek sekmadienį. Sekmadienį bus daugiau. Ripka žadėjo atvažiuoti. Parodyti, kaip žaisti. UNESCO įtrauktas lietuviškas žaidimas. Ripka.
su lasdom, ten kamolius kažkokius vaikyti. Ten bus magnetinio rezonanso masažai kokie, ten, nu aišku, savyginos, Belojaras galbūt atvažiuos. Vat, na, daugybė tokių besikaitaliojančių, vienas kitą papildančių, visi skirsis kažko vienas nuo kito tie susitikimai. Štai tas procesas labai džiugus, tiek vienur, tiek kitur. Nakvojimui galimybės yra, su mažais vaikais galima. Taip kad iki susitikimų ir dalyvaukit aktyviai patys. Iki.